Taigi, pirmas minikapo etapas, vykęs jau gana seniai, tačiau nusprendžiau padaryti apie jį video iš senų failų. Deja, antram važiavime kamera išsikrovė, tai turiu tik pirmas lenktynės. Taigi, čia dabar mus sustato į startą pagal kvalifikacijos rezultatus. Ir turim startą. Pačiam starte pozicijų jokių nepraradau, tačiau atsitrenkiau į 18 kartingą, tačiau nestipriai. O toliau buvo viskas gerai, aišku, po to dar kartą jį atsitrenkiau, tačiau šitą vis tiek baudos negavau. Čia mane apsilenkė 14 kartingas, o aš jį ant tiesiosios bombinu ir labai gražiai atgal apsilenkė. Toliau čia matot pirmus džokerius. Ir pirmas lenktynių krešas. Ir už kelių minučių turėjom dar vieną toj pačioj vietoj krešą. Čia jau aš važiuoju džokerį ir pakankamai neblogai jį išvažiuoju už 25 kartingą. O čia matot podiumą, aš jos pasivijau 5-6 ratais iki lenktynių pabaigos, tačiau per visą tą laiką nesugebėjau jų apsilenkti, nes trasa pakankamai siaura, o džokerių jau nebeturėjau. Ir finišavau 4. Po to antrose lenktynėse užėmiau 3 vietą su bauda, o šiaip būčiau buvęs 2. Na, grįžtam į pitus ir einam pasisvert. Minimalus svoris šiose lenktynėse yra 65 kg, aš sveriu 72, tai aš 7 kg sveriu daugiau negu dauguma lenktynininkų ir dėl to prarandu 0,2-0,1 sekundės per ratą. Ir čia viskas, iki kito karto.